O kokie dideli žiedai, bet kaip čia kvepia. Aš negalvojau, kad šiandien atsidursiu čia. Aš irgi džiaugiuosi, kad Rasa mane čia atsivedė. Pats niekada nebūčiau važiavęs į tokią vietą. Alyvų žydėjimo šventė. Labai gražu. O kaip kvepia. Žinai, va, kai jos žydi, tai tada matai, ką tu perki. Mes visiškai atsitiktinai atvažiavom čia, į Latviją, į Dobelę. Ir jeigu nebūtumėm sutikę dviejų lietuvaičių, kurios visai kitoje vietoje. Jos sako, ar buvo Dobelė. Yra rusiškų daug veislių. Va čia yra Maskovskį universitetas. Bet tai pas mus jų neperka, nes tai yra politiškai nekorektiška. O tai iš kur žmonės sužino? Kaip sužino, tai pavadinimai tai užrašyti, pasižiūrėjo, ten ir parašyta Plamė Lenina. Tai kaip pasakysi, čia pas mane tokia žydė alyva, tai ne? Aš daino žodžių neišmesi. Taip, žinai, gražu. Kokios gražios. Pavyko, užskaitytas. Labai. Visą laiką labai norėjau čia patekti, visą laiką planavau ir vis kažkaip neišeidavo. O šiandien, va, prašom, mes esam čia. Šiauliai, Panevėžys, Rokiškis, Radviliškis, Kaunas, Vilnius. Einam, pažiūrėsim, ką čia gero pamatysim. Bet kaip čia kvepia, bet alyvos, čia kažkas nerealaus, žinok. Ir žinai, ką reikia daryti? Reikia ieškoti 5 lapelių, nes jos visos paprastai būna iš 4 lapelių. Ir jeigu rasi 5, reikia sugalvoti norą ir suvalgyti tą žiedelį. Tai tu apvalgysi visas čia alyvas? Ne, tai aš dar neradau, bet šiais metais man jau pasisekė, aš jau esu radus tokią šakelę. Bet Artūrai, aš negaliu, man šitas kvapas. Eik tu savo, aš negaliu. Aš negaliu, ta gaiva tokia, oras dar kaip pasisekė, nes Lietuvoje tai lyja. Bet žiūrėk, vat visur po medžiais pristatyta suoliukų, kad pasisėdėt galėtum. Aš visą laiką galvodavau, įdomu, kaip jie tą padaro. Vat pats pateikimas. Galvoju, gerai, pasodini krūmą, ne? Ir kaip čia ateis ten žmonės žiūrės, kas čia. Parašyta, kur kokia veislė. Bet vat tas pateikimas su tom baltom kėdutėm, su suoliukais, visur gražiai, gali savo mėgauti, sėdėti, uostyti. Aš tai uostysiu. Eik tu savo, kaip kvepia. Čia yra nerealiai. Eina savo, koks kvapas. Čia galima paskęsti. Jo, bet čia toks plotas ir va, pasižiūrėk, Ras, visur stovi tie suoliukai. Toks, labai iš tikrųjų įspūdingas dalykas. Ir šiaip gėlynų yra visokių. Bet jeigu ne tie suoliukai, einam pasižiūrėti. Jo, jie ne taip įspūdingai tie medžiai atrodytų. Jo, jie balti, tai irgi, tai yra, tam tikram fone, ta balta spalva labai gražiai atspindi. Eik atsisėsk. Einu. Va, pavyzdžiui, čia. Aš kaip tik beveik irgi prie suoliukų ir kėdučių. O Dieve, kokio dydžio žiedai. Šitie netaip kvepia. Ir kiek įėjimas kainavo? 10 eurų žmogui, suaugusiam. Vaikam kažkaip gal mažiau, nežinom. Vaikam, pensininkam ir laisvės gynėjam pigiau. Čia tau. Bet čia Ras gali ir didelė šeimos atvažiuoti pasidaryti fotosesiją, ne? Taip, aš tai kaip tik galvoju, kaip faina, taip gali atsisėsti ir tada toks, žinai, kaip fotosesijom labai tinkama vieta. Čia aš įsivaizduoju ir jaunieji turėtų eiti, ne? Tai žinai, ne visi šituo metu ženijasi gal. Bet jeigu dabar kas nors ženijasi, prašom. Šiauliečiai, suskupkit. Šiauliai, Panevėžys, pareiškimus ir Rokiškis, Radviliškis, jo. Kaunas, Vilnius. Važiuokit. Jo, prašom. Jo. Ir svarbiausia, kad oras geresnis negu Lietuvoje. Taip, ir prašom ženytis. Lietuvai reikia vaikų daugiau. Va, koks suoliukas gražus. Gražus, man šitie labai patinka tokie. Išbandom patogumą. Oi, patogu. Gal norėtųsi taip čia kokią pagalvytę violetinę pasidėti, bet iš tikrųjų labai įspūdinga. Va tas krūmas ir ten dar visas laukas. Bet tu supranti, kame fainumas, kad jos tik pradeda žydėti. Pats laikas. Pilna viduriai žiedai, tokie gražus. Man šiaip alyvos labai patinka. Va šitą, žiūrėk, baigia jau pražydėti. Va, matai, jau yra rudų vietų. Arba pašalo. Šiais metais iš tikrųjų augalam irgi labai nedėkingas laikas. Toks pavasaris pas mus vėlyvas ir viskas su tom šalnom. Ir svarbiausia, kad ką aš pastebėjau šiandien, tai
patys latviai labai mėgsta alyvas ir labai daug kur sodina pakeliui. Ir jų yra pilna, nuo baltų iki Nu, va violetinių. šitam miestelį daug labai. Šitam ypatingai, jo. Ir mes važiuodami čia dar nežinojom, kad šventė bus. Taip. Ir tu stebėjasi, kiek daug alyvų. Taip, aš sakau, ir kaip faina, kad vat, ne vienas žmogus pasisodinęs tų alyvų daug, o kad važiuoja ir jų visur, pakeliui visur žydė alyvos. Ir taip gražu. Ar tu patartum žmonėms sodinti alyvas, juk jo žydi vis tiek kartą metuose ir trumpai palyginus. Bet žinok, tame ir yra stebuklas, žinai. Ir man, žinai, dar kas patinka, man labai patinka vat, alyvų žievė. Nu, jin va tokia įspūdinga iš tikrųjų. Pažiūrėkit, kai senos alyvos, kokio grožio jos yra. O tas, va, žiūrėk, čia dar gražiau. Susisukęs jo, toks, va, ir tas, nu, labai visi gražus. Tokie, žinai, kaip atrodo, lianos kažkokios ten vejasi, sukasi. Nu, toks avataro medis. Aha, jo. Tai pamažintas. Nu. Nemaniau, negalvojau, kad iš viso čia šiandien ir filmuosim. Tradicija matyt sena yra, kad čia alyvas augina žmonės. Jo, ir galima pasižiūrėti, kurios labiau patinka tų veislių įsigyti, tiesiog atkreipdėmėsi, kaip krūmas augo, kaip atrodo. Čia, žinok, žydi, va, turbūt tokia yra rojaus obelis. Ai, bet čia jau ne alyva, ne? Čia su rojaus oboliukai tokie būna, bet koks gausumas jo žiedų ir jie tokie paprasti, be jokių ten kažkokių, žinai, ne pilna viduriai, ne kažką, bet užtat gausybė jų apsipila visas medis. Neseniai sodinam pas vieną klientę, tai vat pas ją jinai galės pažiūrėti linutę, žinokit, pas jūs bus pat panašiai. Aišku, ją galima valdyti, galima truputėlį apkarpyti, jeigu per didelę užima teritorinių sena. Pavyzdžiui, sakurų žydėjimo šventė yra didžiulė šventė. Kaip ir lietuviai dabar pradeda švęstą šventę, eina, fotografuojasi, bet vat, ir dekoratyvinių obelų galėtų būti parkas. Galima padaryti. Japonai važiuotų gal. Gal švęst. japonai jo. Ne, nemanau, čia lietuviai švenčia svetimas daugiau, o tie sava švenčia. Nu jau. Tu ispaną cepelinų valgyti nepriversi, o lietuviai ko tik nevalgo. Bet kiekvienas kvapas, va, tas turi tokią gaivumą ir jie vis tiek truputėlį skiriasi. Nu, ir gražiai va, tokiam salelėm apsodinta, tarp kitko irgi va, puslenis. Ir labai tinka raudonlapis prie šitų visų, va, kai žydė alyvos, jisai čia labai gražiai atrodo. Bet čia toks savotiškai yra ir kaip ir pavyzdiniai va, tokie egzemplioriai, kaip tu gali pasistatyti kokią nors pavėsinukę ar savo sode, kokią kampelį įrengti. Jo, tokia jaukia vietelė. Nu, apsodint va, šitais, kaip tu pavadinai, pusleniais. Oi, ten iš vis žiūrėk egzotika, matai, su kokiam sujukom, su tom, kaip palmės atrodo. Įsivaizduokit, kaip pražįsta, va čia va tokios šluotos šitų jukų, taigi čia koks grožis, kaip dera tada prie baltos spalvos. Labai faina. Čia žinot, va kas puokštės darot vestuvėm kam nors, tai va tas skynimo laikas pats tas, kai dar ne visai išsiskleidė iki galo, o va tas žydėjimas, tai tam tikrose šalyse yra draudžiama alyvą skinti, nes žmonės pradėjo skinti labai masiškai ir tada alyvos jau tada žydi kažkur ten viršui, čia pačioj tu jų neprieisi, nenusiskinsi, tai geriau gal ir taip, nu, auginti arba specialiai, kad jau tik skinimui būtų, arba tada, nu, tiesiog grožėtis. Vestulės solveigai. Solveigos vestuvės. Ai, tikrai, gali būti. Pilna viduriai žiedai, va, kaip gražiai atrodo. O jie čia kitokie yra, nu, negu kitų veislių, šitie žiedai. Nu tai jie, matai, kiek turi va čia žiedelių. Aš tau rodžiau, kur sakiau, laimingą gali rasti. Jo. Tai va ten yra iš 4 tų žiedlapių, o čia pažiūrėk, kiek yra. Tai čia super laimingas. Žiedlapiai ir dar ant Čia ieškot net tai nereikia. visą kekę gali valgyti. Norit būti laimingi, Noriu vat nusipirkit šitą veislę. Kaip čia vadinasi? Einam ieškoti. Nu, pilna vidurį. Iš tos pusės. Taip, pilna vidurį, žinok, daug Parodysiu, vat pažiūrėkit, kokia va, pilna dobelė vidurį. sapnotais vadinasi. Dobelė sapnų veislė, nu. O Dieve. Aš šiandien, žinok, sapnai bus mano violetiniai. Žinai, kas gražu man, kad man gražu tas, kad krūmai, vat iš tikrųjų, va tie visi skiepyti, jie yra va tokie ir jie nesidaugina. Atžalų neleidžia, ne taip kaip mūsų tos veislės, kur visi prisisodinę ir paskui turi bėdų, reikia tada genėti ištisai aplinkui, nes eina iš šaknų visur, leidžia vaikus. Va čia jau senesnė dar dalis, ne? Nu, tokie didesni medžiai, biški, ne? Fantastiko. O kokie dideli žiedai.
O kaip kvepia, va šitie tai labai faini. Pažiūrėk, kokia kekė, vat rankose, ne kokia dydžia. Atrodo, vat, nu, nelabai jo šia skiriasi, bet va spalva net. Pavyzdžiui, šitą irgi, va, kokia spalva. Bet neradau nė vieno laimingo dar. Tu irgi vis žiūrėk, žinok, pamatysi, šiaip jų yra. Nu jūs, mėly žiūrovai, pažiūrėkit, ar nematot. Jeigu kas pamatysit... Galvokit, norą aš suvalgysiu. Tu viską valgai. Nu tai ką? Nu, pažiūrim dar čia. Penkialapį, sakai, nereikia suvalgyti. Jo. Nereikia suvalgyti, reikia norą sugalvoti, o tada jį suvalgyti, taip sako. Bet organizatoriai nebus patenkinti tavo tais patarimais. Čia gal jau apieškota, žinau. Man kažkaip, va, iš pradžių įėjus atrodė, kad tas violetinės čia labai, bet va baltas labai fainai irgi. Kokios gražios. Ir jo, žinai, iš tokio geltono net, va, matai, tokio gelsvų šitų žiedelių, pumpurėlių tokių skleidžiasi į baltas. Kaip kokia varškė. Pavydit? Aš pati savo pavydžiu, aš negaliu patikėti, kad aš tiek ilgai galėsiu tą kvapą uosti ir mėgautis. Nu pasakyk, koks grožis. Žinai, Rasa, Facebook'e mūsų Rasos namų puslapyje yra daug moteriškių, kurios turi ant savo profilio užsidėję gėlės, tai jom tikrai patiks šitas tavo siužetas, ne? Taip. Ir būtinai, jeigu tik turit galimybę, važiuokit, pažiūrėkit, iš vis pakeliaukit, nebūkit vienai vietai. Tai juo labiau, kad ta Latvija šalia visiškai. Ir kokia graži, kaip čia viskas, nu, iš tikrųjų gražu, sutvarkyta, nu, reikia mylėti kaimynus. Nereikia važiuoti ten toli kažkur. Taip, į Turkiją. Pažiūrėk, kokie šitie dideli. Mazais princis, čia mažasis princas. Va ta perspektyva į dangų, ne? Pasakyk, kaip gražu. Nuo 19 amžiaus Latvijai buvo jos veisiamos. Kai dar Latvijos nebuvo net, ne? Pažiūrėk, kaip įdomiai įskiepyta. Arba įskiepyta, arba čia tiesiog dvi sudėtos. Ne, kad atrodo jisai įskiepytas. Nu, sakau, lygtai, jo. Jo, jisai iš to paties eina medžio. Įskiepyta baltai į violetinę. Čia kaip dabar žinote, yra šeimos soduose, kur sodina viena obelis ir jinai veda skirtingus obuolius. Kad blatniau. Surašyta žodžiu netgi veislių dydis. Nu, ne visų. Gaila, kamera neperteikia kvapo, ne? Ir kaip gražiai va tas atrodo, ne, žiedeliai, kol neišsiskleidė, jie tokie... Kaip vaikučiai. Tokie perbraukti kaip kryžiukai, o paskui žiedas. Oi, gerieji žmonės, netingėkit, išvažiuokit, ne kažką kainuoja. Bilietas 10 eurų, plus kelionė kokių 15 ir jūs jau čia ir taip galit uostyti ir mėgautis. Važiuok, mergaitė. Labas, mergaitė. Kaip vadinasi, meitelė. Meitenė. Jėtus. Čia alyvų kvapai visur? Jo, aš manau, kad čia iš alyvų kažkoks tai yra lūpų balzamas, tada čia yra rankų kremas. Bet va, fainas rinkinukas, ne? Kūno losjonas. Pabandom. Kaip kvepia. Žiūrėk, aš patepsiu, tu pavosti. Gerai kvepia, ne? Nu, bet alyvo čia? Jo, čia alyvų visiškai. Oro gaiviklis. Su drugeliais kažkokiais. Lūpų balzamas su alyvų kvapu. Eurais ar latais mokėsi? Латис. Лиtais. А скажите, это вы делаете? Кто-то изготавливает? По нашему заказу это в Добеле. Фитоагро делает. Как интересно. Žiūrėk, ir užvalgėsi? Bet čia yra su alyvom nelabai susiję dalykai. Bet Latvių nacionalinis patiekalas. Čia yra duona su obuoliais ir dar su grietinėlė. Sumaišyta ta prasme? Skanu. Nu, da. Labai fain. Nu, va, ir kvapai, ir skonis. Kvapai tai nuostabus. Nu, tikrai tas losjonas tai nerealiai kvepia. O čia žiūrėk, veidrodis pastatytas kaip... Ai, čia gali selfiuką pasidaryti, va. Palabiškai, abudu nusifotografuojam. Aš savęs nematau. Bet žiūrovai tave mato. Gerai. Svarbu, matai kamerą. O čia matosi va, tas va, visas, ne? Matosi. O tai va, net ir tokia mintis, labai gražu. Nu, aš irgi džiaugiuosi, kad Rasa mane čia atsivedė. Pats niekada nebūčiau važiavęs į tokią vietą, bet, nu, dabar mano akiratis plečiasi.
visokių veislių sužinosi. Va, maudytis draudžiama, kad lankytojai nesugalvotų. Bet kadangi šalia jūrmala yra, sąlyginai šalia, tai manau, kad niekam čia ir nekyla noras maudytis. Žmonių netai baisiai daug, bet kadangi šeštadienio vakaras, manau, visi šašlykus kepa, rytoj čia bus šeimų šventė tikriausiai. Jo, matėm, kai atvažiavo. Matė, kiek sėdėjo žmonių, čia autobusais važiuoja. Čia iš tikrųjų. Ir šiaip organizuoja ir ekskursijas, man atrodo, iš Lietuvos. Olandijoje yra tulpių šventė, o Latvijoje alyvų. Alyvų, taip. Va šita veislė yra palibin, toks krūmelis. Koks čia augalas? Čia yra irgi alyva. Ir tos alyvos yra įdomios to, kad jos žydi 2 kartus ir žydi vėliau, jinai dar tik dabar skleidžiasi. Net nesiskleidžia, tokie ir smulkesni žymiai žiedeliai. Aš tai nepasakyčiau, kad čia alyva niekada pažiūrėjęs. Va, matai? Ir yra šviesesnė, matai, ten tokia biški šviesesnė, čia tamsesnė bus. Bet jos irgi įspūdingos. Ir kas nežinot, arba yra augalų centruose galima pirkti kokio dydžio, tai čia jau sakyčiau senas krūmas. Čia jau matosi, jis aukštesnis nelabai bus. Gal iki tiek. Bet realiai tai fainai atrodo, labai lapukai tokie dekoratyvūs jų, su tokiu, matai, kraščiuku dar net bordiniu. Matosi? Truputėlį patamsėjęs toksai. Ir jeigu norisi to žydėjimo ilgai, tai tada, kai skirtingos veislės, irgi yra labai faina, nes vienas pražysta anksčiau, kitos truputėlį vėliau, šitos dar vėliau, paskui dar kartą pažydi. Tik pradeda skleistis. Matai, kokie maži, palyginus su tais žiedais, kur buvo ten anksčiau. Yra ir didesnių, čia irgi yra smulkie žiedžiai tokie. Tokie smulkesni žymiai žiedeliai. Spalva tokia įdomi. O čia geltonlapė alyva. Taip įdomiai atrodo, ne? Tie lapai tokie kvepia labai pilna vidurė. Kam kur nors tinka ir patinka, irgi toks įdomus variantas. Pražydės, paskui turėsit lapus tokius margus. Kai jų tiek daug vienoje vietoje, tai iš vis man nerealiai įspūdinga. Atvažiavai su kompanija, pabuvai, pasifotografavai. Ai, čia toks va. Tikrai gerai atrodo. Gerai? Taip. Alyvų fone. Gerai, kad tu atostogauji šiandien, Rasa, ne? Jo, man labai gerai. Savaitgalis išsitempė į... Pavyko, užskaitytas. Labai. 10 balų. Čia tie veidrodžiai gal irgi tam pastatyti, kad selfintis galėtų? Taigi sakau, jie tam ir yra. Jie tokie labai įspūdingai irgi. Čia, pavyzdžiui, o tu prašai, kad aš tave nufotografuočiau, ne? Tarkim. Tarkim, čia ir nufotografuosiu. Nuotrauka viršelį. Imituoti, kad esi su vainiku galima, ne? Šiandien visą alyvose. Turbūt nuo manęs kvepės net. Tiek prisiuoščiau šakės. Jau šiandien mūsų kanale alyvų. Einam, ten dar pažiūrėk, koks būrys visas medelių. O čia, žiūrėk, Ras, alyva, čia krūmas ar medis? Nes pagal formą, kaip medis, atrodo tik mažiukas. Čia kaip suformuosi. Iš tikrųjų gali formuoti, kai yra ant vieno stiebelio ir leisti tik vienam ir augti, o gali truputėlį pradėti anksčiau karpyti, arba tiesiog pirkti sodinuką tokį, kad būtų kaip krūmas ir atrodys tada kaip krūmelis. Tarkim, ten, tas, man jau kaip krūmas. Jo, jis jau ne šitas, o šitas. Jis žemai išsišakoja. Šiaip realiai, matai, vis tiek yra šaknis tai vienas. Ir čia yra ne keli sudėti į krūvą, bet kokia spalva, koks šitas sodrus. O alyva šiaip, jos tipo genimos, kaip medžiai. Galima po žydėjimą pagenėti, bet tada su žiedais problema. Kitais metais žiedų tikrai nebus. Žemčiūžina vadinasi. Žemčiūžina. Deimantas, ne? Žemčiuk. Anksčiau Lietuvoje, žinai, kad Lietuva anksčiau deimanto nebuvo žodis, o būdavo žemčiugai. Žemčiugai, jo, sakydavo, taip. Yra rusiškų daug veislių, veisėjų daug yra ir atveža tada veislių, bet tai pas mus jų neperka, nes tai yra politiškai nekorektiškai. Pavyzdžiui, tau pasakysiu, čia yra Maskovskij universitet, tokie pavadinimai. O tai iš kur žmonės sužino? Kaip sužino, tai pavadinimai tai užrašyti, pasižiūri, o ten ir parašyta Plamė Lenina, tai kaip tu tokį negali pas save tokią sodinti? Bet iš kur tu šitą žinai? Aš vieną sodinuką tokį pirkau. Ir galvoju, tai kaip jisai tada įdomu, kokia čia spalva bus. Kažkaip įsivaizdavau Plamė Lenina, tai turėtų būti jau toksai kažkoks raudonas. Ne, jisai toksai violetinis. Pas mus namie žydi.
pasaulyje jos šiaip yra mėgstamos, bet, nu, vat, Rusijoje jos irgi labai. Man sakė vienam augalų centre, kad jos stovi, jų niekas neperka. Sakau, kodėl jų niekas neperka? Nu, va, toks pavadinimas dabar nemadingas. Kaip pasakysi, čia pas mane tokia žydė alyva, nu tai ne. Aš daino žodžių neišmesi. Taip, pavadinimas yra pavadinimas, viskas. Pavadina, reiškia, taip ir bus. Bet vakare, va, tas sustiprėja kvapas, jis taip dabar jaučiasi gerai visur. Aš vis noriu atrasti, kur mano balzamo kvapas. Labai gerai. Ne visai, bet skiriasi, gali pauostyti. Da, pažiūrim. Pažiūrim. Nu, žinok, labai panašiai. Kai žiūri, tai taip. Galvoju, Ras, kad jeigu ne filmavimas, tai mes tiek daug ir čia vaikščia nebūtume tikriausiai, ne? Būčiau mašinoje tikriausiai palaukęs pusę to laiko. Eik, tu gaila 10 eurų. Bet dabar, matai, aš tikrai daug sužinojau. Laimonis, va, matai, apgenėta, va, pažiūrėk, va, čia yra apgenėta, matai? Nukirpta ir viskas, nėra žiedų ant tos šakos. Nu, bet čia vienais metais, Jo, paskui kitais metais bus. Kas čia Rasa per medis, va, šitas, va, obelis? Čia jo, dekoratyvinė obelis. Va, dekoratyvinės obelis irgi man labai gražus medžiai, nes jos iš tikrųjų, nu, dabar visi jau kaip ir įprato nebeauginti tų didelių obelų, arba kolonijas perka savo, arba perka iš vis vaisius parduotuvėse. O va šitą turi mažus oboliukus dekoratyvius ir va iš tikrųjų lapų spalva, ta žiedai tokie, nu jos labai įspūdingos. Labai. Ypač kai dideli medžiai užauga. Kvepia. Nu gražu, o čia kas, obelėlės? O čia bus koloninės obelis dekoratyvinės irgi. Slinkis vadinasi, nu pasislink. Pasislink. Jo. O man dar žinai įdomu, kažkada buvau Latvijai tokiai dideliai mugiai augalų, tai labai daug rožių pas juos. Aš nežinau, kiek pas juos kiemuose, bet, nu, su rožėm jie irgi turi labai. Vien žodžiu, pražydė alyvos, tada prasideda rožės, nu, jie tokie gėlininkai pasirodo. O pas lietuvius yra va tokių švenčių, krūmų žydinčių, gėlių švenčių? Taigi yra, šiais metais netgi buvau, Burbiškio dvare būna tulpių žydėjimo šventė. Bijūnų irgi galima šventės daryti. Jo, reikia prisodinti, pasidarom gal ką nors. Pasirinksim kokių veislių. Paragink žiūrovus mūsų, gal kuris nors turi Gal kas norą. nors auginat. Pavyzdžiui, turit labai daug, ar veislių, ar ten kolekcija kažkokia. Iš tikrųjų labai įdomu va tokie dalykai. Ir manau, kad žmonės tikrai važiuotų ir dar sumokėtų jums pinigus už tai, kad jie ten lankosi, nes vestuvėm visokiam šventėm. Nu va, mes esam tokiai vietoj, kur galima nusipirkti. Ta, ką matėm, čia visos veislės yra, va, krūmelis 15 eurų. Ir išsivežat, ir jau žinot, kas pas jūs užaugs, ir labai gerai. O va čia, pavyzdžiui, palibintos mažos, kur žiūrėjom krūmas tokio jau aukščio dabar, o čia va jos mažytės, irgi 15 eurų. Nu gerai, kainos, sakai, va 15 eurų už tokį va augaliuką, ne? Nu ir kaip galvoju, va per kiek laiko jis pasidarys toks, kaip ten buvo? Čia Oi, tai jam čia reikės metų. 10 metų, jo. Bet vis tiek smagu, va, kad pasižiūrėjęs gali pasimti tą, ką tu jau tikrai žinai. Kai jie žydi, tai tada matai, ką tu perki. Iš karto su žiedu. Nu pats laikas dabar išsirink, ką nori, ne? Kai žydi. Jo. Lebediuška. Visiškai nereiklus augalas. Paprasčiausiai sodini. Svarbu truputėlį didesnę duobę iškasti, kad jos galėtų įsišaknyti pas jūs, o paskui jau jos augs pačios. Nieko jom nereikia. Va šita man yra nereali. Jinai vadinasi Krasavica Maskvai. Vat rusiškas pavadinimas, bet jinai yra įdomi tuo, kad jinai visada iš tokių ružavų, labai tokių pumpuriukų skleidžiasi į baltus ir pilna vidurius. Jis man labai graži. Nu jo, aš manau, jau su tokiu pavadinimu šiuolaikinėje Lietuvoje, nu jau taip sunku būtų biznį padaryti, ne? Nu tai va, šitų ir neperka, net ir šitas pas mus stovi ir jų nieks neperka, sakė. Nors labai graži. O taip tu nepabijok ir nupirk. Sakai? Taip. Nu va, matai, kokia graži. Nu ir Tokie viskas. šviesus lapai. Ir paimam. Šiaip ir šita va graži. Daug žiedų, matai? Nu graži. Jamam šitą. Šita ar va šita va su Šitą dviem gražiau šakom? gal. Su dviem šakom? Imsim šitą. Ne tik, kad patekai į šventę, bet dar vieną medį įsiveši. Ir išsivešiu. Paldies. Ir išsivešiu ir padovanosiu vestuvių metinių progą. Kai kam. Nu, aš tai nesitikėjau, kad tu medį iš čia išsineši. Ir aš ne. Ras, žiūrėk, davai padarom tokį dalyką, kad nueinam ir susirandam medį, kuris čia jau auga, kad
pažiūrėti, kaip jinai atrodys, jau užaugo. Диделя, jo. Ну. Эйнам. Извините, пожалуйста, может, вы знаете, где растет Катарине Хавермайер? Тут какая-то Катерина есть, но там какое-то другое название, не Хавермайер. А как долго будет вот это, ну, пока они отцветут? Если будет дождь, все белые станут Ага, такими уже, коричневыми. да, вот, белый сорт. Они красивые, Да, но вот но после до дождя. дождя. Да. Tai prasme, tu pakalbėjai, kad nereikia rinktis balto, ne tikriausiai. Galima, bet yra trūkumo. Baltos jo, spalvos. visai balta spalva, va. Balta spalva. Pойдем. Aha, einam parodys kur. Balta spalva blogai tada, kada lyja ir po lietaus visi balti žiedai tampa tokie rusvi. Nu, jie parudėja, jie tokie lyg tai pūt pradeda. Nu, va tokia spalva pasidaro. Tai va visas baltas grožis šiandien yra balčiausias ir gražiausias. Nes lietaus nebuvo stipraus. Nebuvo ne? lietaus, jo. O tai nesvarbu, stiprus, silpnas vis tiek paruduos. Jo, jos tiesiog drėgmės. Nuo drėgmės tas pats žiedas pradeda keisti spalvą. Да, спасибо большое. Пожалуйста. Красивый куст, красивый. Tai tu matai, Va, koks bus krūmas. čia va yra šitas medis, ne? Taip, matai kokia gražia. Bet tai kokio jis dydžio Ir dar visų pažiūrėk, kokie pirma? žiedai. Mes radom visą salą, pažiūrėk, koks grožis, kokie žiedai. Va, šita va, užaugs va tokia va. Nu, faina, ne? Čia tai labai didelis krūmas senas, va taip atrodys, va taip. Va taip. Bet kokie žiūrėkekės, kokios. Kvepia fantastiškai. Labai super, džiaugiuosi. Vienu žodžiu, šitą nešam dovanai ir tas žmogus, kuris mus dabar žiūri, kuriam dovanosim. Vat pasižiūrėk, va taip atrodys mūsų dovana po kiek? Po kokių metų 10, ne? Jo, daugiau, gal jau čia tai toks taip ir 15, bet va, pats faktas, kad žiedai bus va tokie va. Va tokie. Ne, nu bet ras, jisai ir po 5 metų neblogai atrodys. Tai žinoma, taigi krūmas, tai jisai, žinai, jis va, bus gal toks, va, kaip anas, nu, ta prasme, žemesnis. Bet va, skiepas jis yra tame, jo esmė, kad va tokio dydžio, pilna vidūriai, gražus ir skleidžiasi iš tamsios spalvos į šviesesnę spalvą. Kaip gerai, kad sutikom lietuvius, Latvijai, kurie patarė mums čia atvažiuoti, ne? Jo, ir kad čia yra tokie latviai šaunuoliai, kurie tą augina ir dalinasi žiniomis ir va, matai, kaip papasakoja įdomu, ne? Žinai, atrodo, po kurio laiko net galima bus žiūrėti šitą reportažą ir aš atrodo, ai, galėsiu to losjonų pasitepti ir sakysiu, aš vėl esu čia. Aš tai žinai, dar sakyčiau, kame čia įdomumas, tas, kad jų tiek daug vienoje vietoje yra. Taip, tu gali, nu, va tas, kad tokį lauką matytum iš karto, va taip akimis galėtum apriepti, tai jo, tai kur pamatysi. Nu, man jau įspūdis buvo Latvijai, kai važiavom pakeliui, kad žmonės pas save augina, taip kaip gyvatvorės tokias net kiti turi ir jų nekarpo ir jos žydi va gražiai. Šiais metais oras yra dėkingas jom, nes labai vaiskios spalvos ir nebuvo daug saulės, neišblukino tų spalvų žiedų ir užtat jos tokios labai efektingos. O balta spalva ypatingai dėl to, kad nebuvo lietaus, o po lietaus pasirodo jos ruduoja. Taip kad pats laikas dabar pamatyti ir pasidžiaugti. Nu ir mums pasisekė, ne? Mums pasisekė. Nu ir tas dar gražu, kad jos tokiais gojeliais. Va, čia va, didelis laukas ir tokiais gojeliais susodinta. Aš prie Mažojo princo. Čia galima pasisupti net. Gal gaila čia taip suptis? Ant obelėlės? Aha, man tų šakų. Nu tikrai. Bet šiaip tai faina, žinau. Va ta spalva tokia labai įspūdinga. Obelim. Pavargai, Raselė. Aha, biškį nutrepsėjau. Žinai, tokie beit kelis hektarus prie kiekvieno prieik, pauostyk. Važiuojam į Lietuvą, Rasa. Važiuojam. Trumpalaikės čia džiaugsmas, bet užtat verta.